Savaitinė priežiūra. Šiandien yra trečiadienis Liepos 30. Praeitą ketvirtadienį ryte išvažiavau iš namų ir akvariumai 3 kubai viršūnį nugaravo per centimetrą. Aš įdedu ant vieną akvariumą savo šlangelę, per kurią sureguliuotai tokiu tempu pribėgant gerai nubėga plėvelė. Įbėga vanduo, pakyla lygis, susivienodina ir visa paviršinė plėvelė nubėga per sifoną žemyn. Šitą akvariumą jau pakeičiau, jau čia nubėgo, viskas, akvariumo viršus yra skaidrus. Šitą akvariumą irgi pakeičiau, nubėgo, yra skaidrus ir dabar keičiu trečią. Įjungiu grubiai po pusvalanduką bėgti, pribėga, nubėga paviršinė plėvelė ir man to krevetynui gana, šiaip eiliniam savaitėm. Va dabar tas lapas maišys, aš lapą paimsiu su pincetu. Tokius nuo paviršiaus plaukiančius nuimi. Ir viskas. Bakterinė plėvelė pas manęs nubėgs sifonu. O tokius paviršių, kas gali sifoną užkišti, nuimi. Ir bakterinė plėvelė pati nubėgs sifonu. Liks skaidrus vanduo ir dalis vandens pasikeis. To, kas savaitiniam užtenka. Iš viršutinio akvariumo šitas bėga šlangelė, pakeičiant vis. Viršuje akvariumo bėga šlangelė į apatinę. Apatinis irgi buvo nusekęs, nugaravęs tą patį centimetrą. Pirmus 2 keičiant jis jau prisipildė ir pirmus 2 keičiant bakterinė plėvelė jau pilnai nubėgo. Pilnai nubėgo plėvelė, pakilo vanduo nugaravęs ir iš to perbėga jau į kibirą ir pilų lauką. Pirmus 2 viršutinius keičiant, viršutinius 3 keičiant, ten yra labai daug ostrokodų, kurios kartu su viršutinė plėvelė atbėga į šitą akvariumą. Dėl to aš iš viršutinį leidžiu lauk. Nuleidžiu šitą akvariumą, žuvis pasimaitina ostrakodom, nes čia ostrakodas prie žuvų neišgyvena, perteklius išbėga ir kai jau viršus yra pakeistas ir čia nebėra bakterinės plėvelės, aš tada galiu dar vandens nuleisti, jeigu noriu didesnį kiekį, bet kas savaitę to nebūtina. Ir dapilti šviežaus jau į šitą akvariumą. O, koridorų ikriukai. Ant stiklo koridorų ikriukai. Kaip visada. Vat, savaitinis, nieko aš nedarau. Perkeliu šlangelę iš vieną akvariumą į kitą ir visą kitą pasidaro pats. Nu, ta prasme, kiek aš. Įjungti vieną, įjungti kitą, įjungti trečią, čia kas pusvalandį perjungiu į akvariumą viršui ir viskas. O paskui išpilu lauk kanalizaciją. Dabar iš trečią akvariumą keičias vanduo, apačioj pribėga kol kas tik kokį 12 litrų vandens išpylimui. Visas mano darbas yra paruošti švarų vandenį. O švarų vandenį paruošiu 50 litrų bačką ir vat per šitą šlangelę įjungiu per timerį ir per šitą bėga į viršų. Supilu. Trečdalį. Dabar Baltijos prospekte vanduo yra minkštesnis negu senamiestį. Supilu trečdalį osmosinę ir 2 trečdalius filtruotą per anglį. Ir gaunu man reikalingus 180-170 ppm. Grubiai, plius minus, aš tiksliai neskaičiuoju. Na va, vandens lygis prisipildė. Po truputį plėvelė pradeda... Opa, o šits momentas, kai pradeda bėgti. Visas riebalas, visi burbulai žemyn. Viskas, apačioje labai gražiai matos, kaip burbuliuoja. Jeigu yra koks nors lapas, aš jį patraukiu, kad nemaišytų. Ir visų šitų burbulų greitai neliks. Po kiekvieno tokio keitimo aš tą sifoną praplaunu, matote, kaip važiuoja. Plėvelė, lėtai, bet vis greitėjančiai, nes vandens lygis vis didėja. Va tos vaivorykštės stabiliai iš pirmiausia, aišku, nuo sifono, paskui iš viso akvariumą stabiliai važiuoja į sifoną. Iš to sifono, va, bėga į apatinę akvariumą. Ir iš apatinę akvariumą su paskutiniais, va, irgi va tai perbėga žemyn. Aišku, apatiniam akvariume daug vandens neatsišviežino taip.
Bet to užtenka. Padarius kasdien, to užtenka, kad nebūtų bakterinės plėvelės, gautų. Kasdien aš to nedarau, bet va tą savaitinį tokį man to užteks. Kažkur buvo putų, pajudinau, subėgs, išpilsiu lauk. Visas darbas. Ir va, taip lėtai, po savaitę, kai akvariumą nematai, jeigu prieš 2 savaitės nukirpau šitos ir čia susidinau va tokius. Nukirpęs iš galo, nes ten lietė vandenis paviršių, aš nukirpau ir susidinau ir buvo va tokie. 2 savaitės, nieko nedarant. 2 savaitės iki viršaus. Nieko, va taip. Akvariumas gauna šviesos ir vandens ir augalai auga. Tu negali sustabdyti jų augti. Gali būti tik disbalansas, kad bujoja dumbliai. Srovės didelės, pašara daug ir taip toliau. Nu, taip, tai gali būti. Bet akvariumai, jokių trašikių čia nėra, nei pogrunčio, nieko nėra, tik kvarcas indeliuose. Aišku, kad su pogrunčiu viršuje auga dar geriau. Bet sakau, kad minimum akvariumui užtenka vandenį pakeisti. Ir duoti šviesos. Vienodai kiekvieną dieną. Su laikmačiu ir viskas. Ir kol aš gamto ir kaimuose, mano akvariumas auga džiunglės rudeniui. Bet dėl to aš mėgstu lėtus akvariumus. Kartą į mėnesį jau tenka praėjti rimčiau, nes va čia nebetilps jau taip pat nieko. O Liudvigė repens išlinda taip, kad jau po 0,5 metro šakas ore plaukia. Ir iš ano akvariumo Liudvigė repens, va dabar šakas įleidau čia, išleis pridėtinį šaknis. Tegul šliaužia išilgai. Šitame akvariume nėra pasodinta Liudvigė repens, čia va iš ten. Iš gretimą kubą. Ir viskas, va plėvelė važiuoja geru tempu žemyn. 15 minučių čia nebeliks. Tai pasipildė nugaravusiu vandeniu. Ką duoda geras sifonas? Jis laiko vieną vandens lygį. Čia aš nesu valęs to stiklo labai senai. Tai tos nuosėdas, kai darai apie 200 vandenį, jos atsiranda ant krašto. Arba kietesnį. Jeigu darai minkštesnį, ten 150-170 tų nuosėdų net nėra. Bet čia ir labai senai nevalytas, va žiūrėkit, jos lengvas. Man nusivala tokias. Tiesiog nevaliau. Senai. Bet visą laiką yra vienodas lygis, jeigu sifono laikai. Visą laiką vienodas lygis. Sifono visą laiką komandų iki čia, nu ten plius minus 0,5 milimetro, kas visiškai neaktualu. Augalams vienodas lygis gerai, žuvims vienodas lygis gerai. Va tą duoda sifonavimas toksai. Va, tai bėga ir žuvis susirinkusios. Jos čia gauna ostrakodą iš viršutinio akvariumo. Ir ostrakodai yra labai gerai. Žuvims be galo gerai. Ir akvariumo bio, mikroflorai labai gerai. Mikroskopinis vėžiagyvis. Jis daro tą patį sanitaro darbą kaip krevetės, kaip šoniplaukas ir taip toliau, kas būtų, žinai. Tik tais jis yra mažytis, įlenda ten, kur neįlenda krevetė. Jo, jis neturi jėgos kaip krevetė, krevetynus jis yra konkurentas, bet jis nežalingas konkurentas. Tik maisto atžvilgių konkurentas. Tai ostrakodos, o mano visi galaksiukai viskas užauga tik ant ostrakodų. Pirmieji. Tai jeigu netgi galaksis išsimaitinti gali ostrakodom, kažkiek jų suvirškindamas mažų. Tai ostrakodą išnaikinti iš akvariumą yra absurdas, kaip ir sraiges išnaikinti. Nu jo, aš trimitininkų nenoriu. Pas manęs niekur nėra nei trimitininkų, nei frizų. Viskas, kas buvo su frizom ir trimitininkais, išmečiau lauk. Vat nenoriu. Nes aš turiu dugninės melanijas, kurios rausia. Tai man nereikia kitų, bet sraigės būti privalo. Mikroorganizmai ir sraigės būti akvariume privalo, kitaip rūks gruntos, nes jeigu jau nieks nekidens. Ir viskas. Taip, vat paprastai.